1992 metais Liepos mėnesį kambarį sėdėjau, išgirdau balsą, sūžiai. Nu, netrodė, kad ten mašinėlės ar sunkvežimio kokių balsas, bet taip kaip lyg klausinėjiškas mašinėlės, bet dar kitoks kažkoks specifinis balsas. Pasižiūrėjau per langą. Kuri valanda buvo? Apie 11 valandą. Dienos metu prieš pietą. Pasižiūrėjau per langą, nieko nematyti. Kažkaip galva kilas, žiūriu lygštį. Ką aš skaitydavau, lygštės man labai buvo įdomu. Nu, galvoju, tada reikia pasižiūrėti. Ir pasimarktus, susiraganau duris, išeinu į kiemą, kada priėjau netoli, sako, gal nori paskraidyti. Atidarė duris, į šoną pasistumė tos duris, atidarė. Lygštė falė, aplinkui apie visą langai apvalus. Ji net žemės nusileido, bet ore kabėjo.